Taigi, labas vakaras, gerbiamas Raseinių rajono savivaldybės merė, vicemerė, gerbiami tarybos nariai, garbūs svečiai, kultūros ir meno darbuotojai, brangūs žiūrovai, mėly Raseinių krašto žmonės. Taip jau sutapo, kad šiandien šį vakarą mes sukvietėme jūs paminėti du svarbius ir reikšmingus įvykius. Pirmasis. Šiemet Etninės kultūros globos taryba, pritariant Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komitetui, nutarė 2025 metus paskelbti atmintinais lietuvių liaudies dainų metais. 2025 metais sukanka 200 metų nuo pirmojo lietuvių liaudies dainų rinkinio ir dainų tyrinėjimo paskelbimo. Taryba atkreipė dėmesį, kad lietuvių liaudies dainos itin svarbios lietuvio savimoniai. Dėl to per porą šimtmečių Lietuva įgavo dainų krašto įvaizdį, o dainuojamoji revoliucija padėjo Lietuvai susigrąžinti nepriklausomybę. Lietuvių tautosakos mokslo kūrėjas ir puoselėtojas, Lietuvos mokslų akademijos narys, profesorius ir habilituotas daktaras Leonardas Sauka yra sakęs: Lietuvoje savotiškas vienijantis pamatas galėtų būti liaudies daina. Mes juk turime dainų, kurios tinka įvairiausiamis progomis. Tačiau mokyklą baigiame mokėdami, duok Dieve, vieną arba dvi liaudies dainas. O juk reikia visai nedaug. Jeigu muzikos mokytojas kasmet mokinius išmokytų bent po 5 dainas, jie per 12 mokslo metų mokėtų 60 dainų. Na ir žinoma, antrasis, taip pat labai svarbus ir svarbiausias šio vakaro įvykis - Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimo Aukso paukštė nominacijos geriausias naujai susibūręs mėgėjų meno kolektyvas ir jo vadovas įteikimas Raseinių rajono kultūros centro tradicinės muzikos ansambliui Dubysa ir jo vadovui Dainiui Maslauskui. Taigi, šiltais plojimais, mano draugai bičiuliai, pasveikinkime šį nuostabų meno kolektyvą. Ir kviečiu pasiklausyti jų atliekamų kūrinių, kurie labai tinka įprasminti lietuvių liaudies dainų metus. Labas vakaras visiems susirinkusiems. Kad taip gražiai pasakė Edgaras apie tas dainas, liaudiškas dainas, meilę dainai ir dainų metus, tai mes taip su vyrais pasitarėm, kad reikia pradėti nuo maršiuko su padainavimu ir labai gerai, ypač bandonistam žinomu, du broliukai kunigai. Pasiruošę vyrai. Maršiukas, du broliukai kunigai. Viena
Na kągi, po tokios smagios dainos, po tokio smagaus maršiuko reiktų ir kokio tai gražaus valsiuko. Ir nepaprasto. Pas mus ansamblyje groja net 3 kartos. Taip, kad mes tikrai vienas iš kito turime ko pasimokyti, išmokti ir tuo pačiu atkeliauja įvairių laikotarpių kūriniai. Taigi dabar skambės senovinis valsas. Jis mūsų ansamblyje užima ypatingą vietą, kadangi jį nuo 5 metų groja mūsų banduonininkas Jonas Bajorinas. Paplokim jam visi. Tai galbūt ir negražu sakyti, kiek tam Jonukui amžiaus, bet nuo 5 metų groja, o dabar jam 82 metai. Taip kad senovinis valsas dar iš Jono vaikystės laikų. Ir mūsų muzikinė kelionė tęsiasi tolyn į dar senesnius laikus. Ir vis mums su muzikantais grojant, visada įdomu, kaipgi skambėjo ta senovės muzikantų muzika, tos kartos, kurios mums neteko girdėti. Na ir kadangi aš toks esu archyvų mėgėjas, istorijos mėgėjas, taip kad iškapščiau labai įdomų dalyką. Raseinių rajonas gali pasigirti unikaliais instrumentinio folkloro pavyzdžiais, nes 1937 metais toks garsus praeito amžiaus mokslininkas Zenonas Slaviūnas, tuo metu Kauno literatūros tautosakos archyve užrašė Raseinių rajono muzikantus. Tuo metu pagal tą administracinį suskirstimą, tai vadinasi Balsių kaimo Viduklės valsčiaus Raseinių apskrities muzikantai.
Reiškia, šie įrašai daryti prieš 88 metus į šelako plokšteles. Tai tiesiog atveždavo iš kaimo žmonės į Kauną, jie gyvai grodavo savo instrumentais ir iš karto prie jų akių buvo iš tokios specialios malos iškepama juoda šelako plokštelė, kur iki šių dienų buvo išsaugoti unikalūs kūriniai. Na ir vienas iš tokių mums labai patikęs, tai yra Šimkaičio polka. Taigi, paklausykim, kaip ši polka skambėjo, kokia ji buvo Raseinių rajone prieš 88 metus. Centro tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis Dubysa ir jo vadovas Dainius Maslauskas dar kartą įrodė, kaip svarbu išsaugoti ir populiarinti senąsias grįžimo tradicijas Raseinių krašte, puoselėti tradicinius instrumentus ir dalintis šiuo kultūriniu paveldu su visuomenė. 1999 metais Lietuvos liaudies kultūros centras ir pasaulio lietuvių dainų šventės fondas įsteigė metų nominacijas Aukso paukštį geriausiems mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovams. Tai aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje. Šiuo apdovanojimu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į mėgėjų meninę kūrybą, jos reikšmę kultūrai, išryškinti ir viešai pristatyti bei pagerbti geriausius metų chorus, folkloro ir šokių ansamblius, teatrus, liaudiškos muzikos kapelas, liaudies muzikos ir pučiamųjų instrumentų orkestrus, jų vadovus, tautiniai kultūrai nusipelniusias asmenybės. Šiemet Aukso paukštė atplasnojo ir į Raseinius. Dėmesio į ekraną. Raseinių rajono kultūros centro tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis Dubysa pelnė aukščiausią mėgėjų meno apdovanojimą Lietuvoje – Aukso paukštė. Tai svarbiausias ir ryškiausias įvertinimas už autentiškos liaudies muzikos ir tradicinės kultūros puoselėjimą, tradicijų išsaugojimą ir sklaidą.
Aukso paukštė – tai Lietuvos nacionalinio kultūros centro įsteigta nominacija, teikiama už aukštą meninį lygį, aktyvią veiklą ir kultūrinį indėlį. 2025 m. nominacijoje geriausias naujai susibūręs mėgėjų meno kolektyvas ir vadovas, laureatu tapęs ansamblis Dubysa, vadovaujamas Dainiaus Maslausko, įrodė savo meninę brandą, išskirtinį indėlį į mėgėjų meno tradicijų puoselėjimą, mėgėjų meninę kūrybą ir jos reikšmę krašto kultūrai. Tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis Dubysa buvo įkurtas 2021 metais, rugpjūčio mėnesį, siekiant atgaivinti Raseinių krašto liaudiškos muzikos tradicijas. Kolektyvas tapo savotišku liaudiškos muzikos kapelos Dubysa gyvavusios 5 dešimtmečius tęsėjų. Po 3 metų tylos ją atkūrė etnomuzikologas Dainius Maslauskas, subūręs vietos muzikantus, kurie griežti išmoko savarankiškai, be oficialaus muzikinio išsilavinimo. Tai gražus gyvosios tradicijos pavyzdys. Ansamblio tikslas – išsaugoti ir populiarinti senąsias griežimo tradicijas Raseinių krašte, puoselėti tradicinius instrumentus ir dalintis šiuo kultūriniu paveldu su visuomenė. Kolektyvo repertuarą sudaro populiarios krašto melodijos ir dainos, o jame darniai muzikuoja net 3 kartos. Nors kolektyvas veikia dar tik 4 metus, jis jau spėjo pristatyti per 100 koncertinių programų visoje Lietuvoje, reprezentuoti savo kraštą tarptautiniuose festivaliuose ir televizijos laidose, tokiuose kaip Duokim garo. Vienas svarbiausių ansamblio pasiekimų 2023 metais laimėta 1 vieta respublikinėme liaudiško smuikavimo konkurse Grieškit skripkos Lazdijuose. Taip pat išleistas kompaktinis diskas Raseinių krašto tradiciniai muzikantai. Be to, kolektyvas aktyviai prisideda prie liaudės muzikos sklaidos. Jo iniciatyva pradėtos rengti armonikininkų šventės Šiluvoje ir Ariogaloje, kurios greitai tapo populiarios tarp Lietuvos tradicinių muzikantų kolektyvų. Dalyvavimas 100-mečio Lietuvos dainų šventėje, kad giria žaliuotų, etnoinstrumentologinių ekspedicijų organizavimas Raseinių rajone, savo krašto reprezentavimas tarptautiniame folkloro festivalyje Skamba kankliai Vilniuje, Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo muzikantų festivalyje ant Rubežiaus Šiauliuose, tarptautiniame folkloro festivalyje Vagverevolt Estijoje. Tai tik maža dalis kolektyvo ir jo charizmatiškojo vadovo veiklos akcentų per pastaruosius metus. 2024 metais ansambliui suteikta 1 kategorija, patvirtinanti jo meninį lygį ir veiklos reikšmingumą. Nominacija Aukso paukštė – tai didžiulė garbė ir reikšmingas pasiekimas ne tik ansambliui Dubysa, bet ir visam Raseinių kraštui, liudijantis, kad kultūra čia gyva ir vertinama. Kad už šio video filmo sukūrimą aš noriu padėkoti savo kolegoms Raimundui ir Deividui. Paplokime jiems. Ką girdėjo tas svarbiausias momentas – Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimo Aukso paukštė nominacija geriausias naujai susibūręs mėgėjų meno kolektyvas ir jo vadovas įteikiama Raseinių rajono kultūros centro tradicinės instrumentinės muzikos ansambliui Dubysa ir jo vadovui Dainiui Maslauskui. Tarti sveikinimo žodį ir įteikti apdovanojimą kviečiu Lietuvos nacionalinio kultūros centro instrumentinio folkloro specialistą gerbiamą Arūną Lunį. Labą dieną
labai tiesiog sveikinu jūs su ta nuostabia, gražia gegužės 13. Pasirodo, tas skaičius tikrai atneša ir laimę, ne tik nelaimės. Profesionalus menas turi savas nominacijas, tai ten koks nors Oskaras, tai Scenos kryžius, tai liūtas, tai dinozauras, norėjau sakyti, atsiprašau, gal nėra tokios. Mėgėjų menas taipogi nenusileidžia, mes turim nuostabų apdovanojimą Aukso paukštė. Šią paukštę, nes filmas viską ir vedantysis jau viską papasako, tai šiek tiek padažysiu. Šita paukštė yra teikiama kas metai, tik aš gal jeigu nesuklysiu, tai nuo 98 metų ir teikiama yra choram, vokaliniam ansambliam, pučiamųjų orkestram, šokių kolektyvam, liaudiškos muzikos kolektyvam, folklorui, teatrui, gal nepraleidau žanro. Tai vat ir labai džiaugiuosi, kad 1999 metais ta paukštė, pirmoji paukštė, atskrido į Raseinius ir jos nusipelnė tuo metu Raseinių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Dubysa, vadovaujama gerbiamo brigados. Ir turbūt dabar aš dar spėjau paklausti raseiniškių, kiek jie tų paukščių turi, man sakė 4. Tai vat nežinau, ar čia 4 ar 5, bet paukščių jūs jau turit. 5. Taip pat jau kvepia daug auksinių kiaušinių, ko ir linkiu. O ši paukštė yra išskirtinė tai, kad dabar nenoriu jums sumeluoti, neatsimenu kelintais metais, buvo įsteigta paukštė naujai susibūrusiam kolektyvui. Ir ta paukštė yra viena visiems žanram. Ir raseiniškiam pasisekė. Už 24 metus jiems yra skirta, kaip naujai susibūrusiam kolektyvui, vat šita paukštė, kur matot mano rankose ir kurią tikrai atiduosiu Dubysai. Mėlieji, ačiū Jums, kad esate, stiprybės, sveikatos ir tų tvirtų žingsnių einant nelengvu muzikanto keliu. To reikia mums, to reikia Lietuvai. Būkit geri. Ilgų, laimingų grojimo metų. Priklauso Raseinių kultūros centro tradicinės instrumentinės muzikos ansambliui Dubysa ir vadovų Dainiui Maslauskui pažymėjimas. Jūsų paukštė ir niekam jos neduokit. O jeigu atims, tai turėsite pagrindą atsiminti. Ir dar noriu įteikti Jums Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos diplomą už Jūsų nuopelnus. Pasirašė kultūros ministras Šarūnas Birutis. Dar kartą dėkui Jums labai mylėti Dubysą, nes Dubysa yra Lietuva. Ačiū labai Jūsų paimų Lietuvos nacionalinio kultūros centro instrumentinio folkloro specialistui Arūnui Luniui. Ačiū Jums už tikrai gražius, nuoširdžius žodžius. Na dabar žodį suteiksiu gerbiamam ansamblio vadovui Dainiui Maslauskui. Aš iš tikrųjų norėčiau labai trumpai, paprastai šiandieną kalbėti ir visų pirma noriu
labai didelį ačiū tarti savo vyrams, savo nuostabiems ansambliečiams, būtent kurių dėka ši paukštė ir atkeliavo į mūsų rajoną. Man tikrai yra labai malonu, kad dar 2021-aisiais palaikėte mano idėją. Mes susibūrėme kartu bendram tikslui ir judame folkloro keliu, teisingų folkloro keliu. Tai jums yra įrodymas, kad tą darome ne veltui, tai daryti yra svarbu. Mes kasdieną, kiekvieną dieną, kiekvieną minutę turime puoselėti, kurstyti savo Raseinių krašto tradicinį instrumentinį folklorą ir nenuilsti jo atlikti. Taigi, dar kartą didelis jums ačiū, visi paplokime vyrams. Taip pat labai noriu padėkoti kultūros centro administracijai, visai mūsų kultūros centro bendruomeniai, Raseinių rajono savivaldybei, visiems bičiuliams, kolegoms, kurie mus remiate, palaikote kiekviename žingsnyje ir palaikote mūsų idėjas, ką mes besugalvotumėm, ar kokį banduomeninkų festivalį, ar ekspediciją, ar kokią programą parengti. Jūs visada tai palaikote, einate kartu su mumis, jums už tai yra labai didelis dėkui. Na ir kada ši paukštė jau mūsų rankose, iš tikrųjų reikia prisiminti ir tuos žmonės, kurie tos paukštės nesulaukė, tačiau aktyviai kartu judėjome tuo keliu ir štai mūsų ansamblio taipogi neaplenkė tokie liūdni dalykai, nors štai, kaip ir minėjau, muzikuojame 3 kartos, bet deja, gyvenimas nenuspėjamas, sunkus ir pakeliui šiame muzikinėme kelyje mes prieš 3 metus, labai svarbiu metu, kada pristatinėjome ir su gerbiamu Arūnu Luniu kartu rengėme CD Raseinių krašto tradiciniai muzikantai, mes netekome savo ansamblio bendražygio Antano Ryboko. Jis žmogus buvo unikalus, muzikantas iš prigimties, ir jo senelis grodavo harmoniką, ir tėvas, ir jis. Tai žmogus, kuriam muzika buvo visas gyvenimas ir jo gyvenimo grožis. Kuklus, paprastas žmogus, tačiau džiaugsmą jam teikia muzika. Taigi, prašyčiau visų atsistoti ir pagerbti tylos minutę šį brangų mums ansamblio narį. Ačiū labai visiems. Na ir kągi, tęskime renginį toliau. Ačiū labai. Na kągi, o dabar sveikinimo žodį tarti kviečiu į sceną Raseinių rajono savivaldybės merą Arvydą Nekrošių ir Raseinių rajono kultūros centro direktorę Ingą Šafkauskienę. Jūsų aplodismentai. Sveiki kraštiečiai, sveiki garbūs svečiai. Pasinaudosiu progą pirmas pasveikinti kolektyvą Dubysą, jos vadovą su nuostabiu pasiekimu, auksinės paukštės pagavimu. Kaip supratom, paukštė apsuko ratą ir vėl sugrįžo. Tai norėčiau palinkėti, kad auksinė paukštė taptų laimės paukštė. Nes jūsų kūryba, jūsų nuoširdus darbas atneša laimę turbūt ne vienam, čia salėje sėdinčiam, šiandien džiaugiamės ar ne tais kūriniais, tačiau ir įvairių renginių metu. Tai ačiū Jums nuoširdus, kad ryžotės suburti vėl kolektyvą ir puikiai atliekate savo kūrinius. Na, o aš nuo savivaldybės norėčiau įteikti padėką pačiam vadovui ir visam kolektyvui, tai Jums leidus norėčiau perskaityti. Taip, norėčiau padėkoti nuo visos savivaldybės Raseinių rajono kultūros centro tradicinės instrumentinės muzikos ansambliui Dubysa ir jos vadovui Dainiui Maslauskui už autentiškos liaudiškos muzikos ir tradicinės kultūros puoselėjimą, tradicijų išsaugojimą ir skleidimą bei Raseinių krašto garsinimą visoje Lietuvoje. Ačiū.
Dainiau, nuoširdžiausi tau sveikinimai. Jau šiandien tau skambėjo labai daug gražių žodžių, bet aš noriu atskirai padėkoti tavo tėvams, kurie tavyje įskiepijo meilę kraštui, bendruomeniškumą, pagarbą vyresniam žmogui. Negi tu kitaip būtum subūręs šitokį nuostabų kolektyvą. Ačiū jums kiekvienam. Ačiū jūsų šeimos nariams, kurie jūs išleidžia, palaiko šiandien, džiaugiasi kartu su jumis. Džiaugiasi ir mūsų visa kultūros centro bendruomenė turėdama tave mūsų kolektyve. Ačiū Gintautui Grigaliui, kuris sakė, Inga, tai su Dainiumi tikrai bus gerai. Tai kuo didžiausios tau sėkmės, tegul būna tai tavo pirma stotelė ir toliau išlik toks paprastas, kūrybingas ir darbštus. Su švente. Merui ir kultūros centro direktoriai. Na kągi, tokia trumpa informacija, visi artimieji, kolegos, bendraminčiai, bičiuliai, pasveikinti kolektyvą ir vadovą galėsite koncerto pabaigoje. Na, o dabar kviečiu tarti turbūt ir sveikinimo žodį ir muzikinius kūrinius dovanoti čia prie scenos, turbūt ant laiptų ar pačioj scenoje, kaip jums patogiau. Taip pat labai šaunų, svarbų ir reikšmingą kolektyvą mūsų kultūrinėje visuomenėje. Tai yra kultūros centro folkloro ansamblį Dekulė vadovė Asta Nikžentaitienė. Visada labai klausau skirputės, štai kaip mūsų pavadėjims skirputė. Va, tai mėnų Dubysą. Sveikinam jūs su aukso paukšte, bet paukštė tai žinokit ne taip ir labai svarbu, bet čia yra visas aukso fondas. O šito garbaus amžiaus žmonės ir su jaunu vadovu. Sveikinam, linkim sveikatos.
ir jo vadovė Astai Šventaitienė už sveikinimus, lietuvių liaudies metų įprasminimą. Girdėjote nuostabius kūrinius, Kuršėnų krašto dainą Sodinė mergelė vaikščiuoja ir Girkalnio krašto dainą Šią naktelę miego nemiegojo. Taip. Nebekamavo. Ačiū labai ir su ta pakilia gražia nuotaika mes tęsiame mūsų ypatingą vakarą, ypatingą šventę ir manau pats laikas vėlgi visą dėmesį sutelkti į patį geriausią šiuo metu, gražiausią, nuostabiausią, talentingiausią kolektyvą, kuris yra scenoje. Tai yra Dubysa, Dainius Maslauskas. Pasiklausykime. Na kągi, ir kol vyrai galutinai susiruoš kitam mūsų kūrinėlį, šiek tiek noriu pratęsti tą mintį, labai gerai Asta apibendrino, pavadino aukso fondu mūsų muzikantų, ši tikrai auksinė mintis. Na ir mes kūrinėlių vėlgi paieškojom iš aukso fondo labai senų ir vėlgi norime sugrįžti 88 metus atgal, kokie skambėjo kūriniai Raseinių rajone. Na ir šiek tiek norėčiau papasakoti apie tuos muzikantus, kada užsimeniau prieš Šimkaičių polką dar apie juos, tai ten buvo užrašytas trio muzikantų grupė ir jie groja tokiais instrumentais. Smuikas, kurį mes turime ansamblyje, koncertina, kurią mes turime ansamblyje, ir ten pavadinta kontrabosu. Bet aš spėjau, kad tai galėjo būti basetlė, tiesiog taip apibendrintai moksliškai buvo rašyta, kad tai kontrabosas. Tai basetlę mes irgi turime, štai tokį, kas nežinote, mažą kontrabosą pavadinkime. Taip. Na ir skambės toks gana įdomus šokis pavadinimu Kelmickinis mozūras. Na, o dabar norėsime pagriežti firminį mūsų kūrinėlį, kurį visada atliekame įvairiuose šventėse, jis mūsų labai mėgstamas ir didelio šokėjų dėmesio susilaukia. Tai irgi mūsų Jono atsineštas kūrinys banduonininko iš vaikystės pavadinimu Raseiniškių polka. Net Jonas atsikvėpė, kaip jis nudžiugo, kada tą polką. Čia pats jo mėgstamiausias kūrinys. Taigi, Raseiniškių polka.
ką? Gal kas išdrįsit pašokti, gal netyčia mokant, atsimenat. Savo programą pradėjom maršiukų su daina, o dabar taipogi pabaigsime senovišku bandonistų maršu. Nuoširdžiai dėkoju Raseinių centro tradicinės instrumentinės muzikos ansambliui Dubisa ir Adolfui Maslauskui. Jūsų plojimai klausėsi. Kviečiu ansamblio narius ir vadovą prisėsti apačioje jums specialiai paruoštas ložes, truputėlį atsipūsti, pasimėgauti kitais muzikiniais sveikinimais, kuriuos netrukus pristatysiu. Taigi noriu iš anksto, kol neįsibėgiojote, padėkoti savo kolegoms, kurie taip gražiai garsina ir apšviečia mūsų sceną. Tai noriu padėkoti nuoširdžiai garso režisieriui Domantui Valinčiui, jūsų plojimai. Šviesos operatoriui Nelijui Guntarskiui. Ir žinoma, renginio režisieriai Laimutei Liauškinai.
Na dabar kviečiu pasimėgauti muzikiniais sveikinimais, kuriuos mums dovanos ir mūsų šventinį koncertą vainikuos meno kolektyvas, kuris jau stojasi iš savo vietų ir žingsniuoja ant šių laiptų. Šiam kolektyvui Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimas Aukso paukštį buvo įteiktas 2020 metais kaip geriausiam Lietuvos suaugusiųjų chorui ir vadovui. Tai yra Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras Šatryje ir jo vadovas Gražvydas Jankaras. Aplodismentai. Na ir kągi, girdėsite du nuostabius kūrinius. Tai yra Julijos Ovseičiuk harmonizuota lietuvių liaudies daina Oi, Lunkela, Lunkela ir Bangos Balakauskienės harmonizuota lietuvių liaudies dainų tylė. Sveikinam Dubysą. Smagu, mes čia keturi suskaičiau dar iš anos Dubysos likusi vyrai, dainininkai. Prisidedam tą laiką, kad buvo kažkoks stebuklas. Ir Raseiniai gavo tą paukštę, važiavom į Vilnių. Buvo labai nedrąsu kažkoks stebukas, kas kraštas. Ir toliau atvažiuodavo ne vietą, atvažiuodavo Vilnių. Tais laikais paukščiai neskraidė, reikėjo labai pasakyti. Visi maži vaikai nepradeda su skrydžiais. Tai va, noriu pasveikinti Vilnių ir jūsų visą Dubysą. Ir matau Gintautą. Tai ir tos pačios anos Dubysas vardu. Smagu, kad atsirado kita Dubysa. Smagu, kad
atsirado žmogus, kuris gali paskui save vesti. Kaip tam festivalį, tarptautiniam atatarę lūžį. Kaip tu užtraukai taip atatarę tavo vyrai. Nu, smagu girdėti. Truputėlį istorijos. Šiaip šitas vaikis yra sunkus. Auklėjimas buvo sunkus. Jisai mūsų auklėtinis akordeonistas. Kaip padarėdavo akordeonistų kokius festivalį, duodavom ir pagal. Jo neįdavom nulūpti nuo scenos. Sakė, tai jau vieną kūrinį groja. Labai, aš dar moku. Ir jisai vėl grajė tą. Ta pagrajė jau reikia kitiem duoti. Aš moku. Dainiau, už tavo šitą turbūt gyvenimo gyslą, kurią tu turi viduj, kurios neišoperuos. Ir paskui tave eina tokie puikūs žmonės. Ir labai smagu, kad tos 3 kartas yra tokia tas, ai, tu pats jauniausias. Tai labai geras buvo pasakymas, reikia pradėti galėti kiaušinius. Sušventė jūs viso kolektyvo vardu. Kas tai dainuoja, tas išeina iš salės. Liaudiškų dainų nepataikyti nieko. Daina! Nėra mokytojas Zitas, kuris su tavim vargo. Tau linkėjimai ne mokytojas Zitas. Reikia mūsų jo buvo. Aš taip darytis.
plojimai šiam chorui Satrieno Gražuliui Jandorui. Branginkime lietuvių liaudies dainą, nes ji dvasinės kultūros atrama, trijų jausmų ir žmonių išgyvenimų reiškėja. Be jos negali apsieiti nei viena gyvuojanti tauta. Tai stebuklas ir neįkainojamas turtas, kurį paliko mūsų senoliai ir proseneliai. Mums puoselėti, saugoti ir branginti. Ir dar kartą labai garsiai pasveikinkime Aukso paukštės nominantą ansamblį Dubysa ir vadovą Dainių Maslauską. Garsiai jums paplokime, palinkėkime kuo didžiausios sėkmės ateityje. Taip, ir kartu su choru, su visais čia esančiais, gerbiamas Gražvydas nori užvesti tradiciškai. Bet ne tradicija. Gerai. Nepabaigite floristų, nepabaigite folkloro ansamblio nuostabiosios merginos. Aš noriu tiesiog pakviesti visus norinčius, aišku, draugus, bičiulius, kolegas, artimuosius pasveikinti ansamblio narius ir vadovą, įteikti gėles, apkabinti ir po to kartu su visais kolektyvais, su gerbiamais mūsų svečiais, Nacionalinio kultūros centro gerbiamu meru, pakviesiu čia ant šių laiptų bendrai foto nuotraukai įsiamžinti, nes tai ypatingas ir reikšmingas vakaras. Dar kartelį ačiū visiems, apkabinu visus, buvo garbė vesti šią nuostabią šventę.